čia mano erdvė, mano vardas Jurgita ir aš su jumis dalinsiuosi čia savo mintimis, atradimais ir išbandyta patirtimi iš tiesų tų dalykų, kuriuos aš žinojau. Tai šiandien aš pakalbėsiu apie galimybę keisti gyvenimo žaidimą. Mūsų gyvenimas tikriausiai irgi girdėjęs ne kartą, kad gyvenimas yra žaidimas ir aš su tuo taip pat visiškai sutinku. Tai kodėl tai yra žaidimas? Tiesiog, nes mes galim rinktis įvairius dalykus gyvenime, taip pat kaip žaidime. Tiesiog žaidime kartais nutinka tokių dalykų, kurių gyvenime galbūt nenutinka, tačiau daugybę dalykų mes galim pasirinkti, kas kartais net atrodo neįmanoma, tačiau tai iš tiesų yra įmanoma. Tai sakau aš iš patirties čia savo, kad daugybę dalykų, kuriais aš netikėjau ir laiku neįmanomais, jie žodžiu tampa įmanomai. Bet šiandien aš apie žaidimus. Tai iš tiesų gera žinia yra ta, kad jūs galite pradėti jau šiandien žaisti gyvenimą keičiantį žaidimą. Ir jis be abejonės prasideda nuo ketinimo ir nuo minties tą žaidimą žaisti. Tai jeigu tik jūs turit kažkokių tai pagalvojimų, pasvajojimų, kad galbūt norėtųsi, kad gyvenimas jūsų klostytųsi kitaip, jūs galite rinktis tiesiog savo žaidimą ir pradėti kurti žaidimą pagal naujas taisyklės. Tik reikia jas patiems be abejo susigalvoti, nusistatyti. Ir vienas iš tokių nuostabiausių variantų pasirinkimų galėtų būti žaidimo pasirinkti gyventi sielos vedamiems, tai yra surasti ryšį su savim, su kūrėju ir kai labiau galite klausyti savo širdies ir intuicijos. O kiti variantai yra tokie, kuriuos mums iki šiol siūlė matrica, mūsų, kaip sakyti, ir siūlė pati sistema, kurioje mes gyvenam. Tai tokį žaidimą, kai visiems būna gerų dienų ir visiems būna blogų dienų, kai mes tarsi galvojam, kad gali būti visaip ir tuomet pradedam prisitaikyti ir prie kitų žmonių ir norim, kad prie mūsų kažkas prisitaikytų. Ir galbūt kartais mes gyvenam tokiu principu, kai laukiam kažkokių švenčių, kažkokių atostogų galbūt ir tuomet, tų akimirkų, kada galėsim pasidžiaugti. Tai čia yra toks irgi pasirinkimas iš tiesų kažkaip egzistuoti ir retkarčiais pasidžiaugti. Taip pat yra pasirinkimas labai daug dirbti ir ieškoti pripažinimo iš išorės, siekti įvairių materialių dalykų ir galvoti, kad kažko daugiau pasiekus, uždirbus, daugiau pasiekus, nežinau, garbės, draugų, meilės, ar kažko daugiau iš išorės ir tai padarys mus laimingus. Tai noriu pasakyti, kad laimė iš tiesų yra tiesiog mūsų viduje ir išoriniai dalykai gali tik papildyti tą laimę, kuri yra mūsų viduje, o jos sukurti tos vidinės laimės išoriniai dalykai niekaip negali. Nes kad ir kaip bebūtų, žmonės mūsuose ilgą laiką tiesiog mes apie tai nežinojom, nekalbėjom ir nebuvo galbūt tam atėjęs laikas, kad pradėti domėti savo vidiniu pasauliu ir kurti tą vidinę laimę. Tai mes dažnai to nežinodami irgi rinkomės ir dar daugybė žmonių renkasi tą žaidimą,
kai tiesiog pasaulis yra baisus, tiesiog pasaulis yra blogis, kažkodėl Dievas leidžia vykti kažkokiem blogiem dalykam ir mes čia nieko negalim padaryti ir mes tada stengiamės kažkaip tas visas blogas būsenas užvalgyti, uždraugauti, užsportuoti, nežinau, uždirbti, kad tų minčių kažkokių blogų neliktų mūsų galvoje ir tiesiog mes tą žaidimą pasirenkam žaisti tokį, kad pasaulis yra blogis ir kažkaip reikia čia nuo jo saugotis ir kažkaip reikia ieškoti būdų užsimiršti nuo tų visų blogybių. Tai va, tai šitie pasirinkimai yra, bet labai yra gera žinia ta, kad net ir kad ir kaip bebūtų aplinkui, kad ir kas besidėtų aplinkui, kad ir kokie dalykai bevyktų aplinkui, mes savo viduje visada galim surasti meilę ir šviesą. Tai iš tiesų yra, kaip sakyti, toks dalykas, kurį tvirtinu aš dabar todėl, kad aš pati tai patyriau. Nors ilgą laiką galvojau, kad nepasikeitus išoriai aš pati negaliu sukurti gražaus ir gero gyvenimo pati savo. Ir iš tiesų tai buvo didžiulė klaida, bet taip, dalykai keičiasi, kai pradeda keistis viduje, išoriniai dalykai taip pat pradeda keistis. Ir čia be abejonės neišeina apsieiti be kažkokių pokyčių fizinėme lygmenyje. Tai iš tiesų galbūt kartais sukelia irgi nelabai, sakyčiau, galbūt malonės situacijas, emocijas, jausmus ir galbūt dėl to mes ir nedrįstam kažko keisti, bet iš tiesų pasirinkus pokyčio kelią niekada nepasigailėsiu. Tai dar čia norėjau kažką jums pasakyti, kad šitos pokyčius iš tiesų irgi tam, kad pradėtume daryti, kad pradėtumėm rinktis kitokį žaidimą. Tai be jokios abejonės čia reikia vėlgi rinktis naujus dalykus. Čia jokia kažkokia nepaslaptis, kad mes kai kažką kūrėm ir norim kažką sukurti naujo, tai mes ir turim daryti kažkokius naujus žingsnius. Tai tam, kad pradėti naują žaidimą savo gyvenimą keičiantį žaidimą, tai labai reikia pradėti domėtis kitais dalykais. Galbūt užduot pradėti klausimus, o galbūt jūs juos jau užduodate. Kas čia vyksta su tuo pasauliu, kaip čia viskas yra, kodėl čia taip viskas yra. Ir iš tiesų, kai pradėsit ieškoti tos informacijos, jos yra begalybė ir gausybė tos informacijos. Ir iš tiesų atsirinkti taip pat nėra lengva, todėl be jokios abejonės kartais ir suklysit galbūt pasirinkdami tą informaciją, net ir kai pradeda tą nuomonę formuotis. Iš tiesų mes galėjom turėti dabar kažkokią nuomonę apie dalykus, kažkokį vaizdą susidarę būti apie pasaulį, apie žmonės, apie tos pačius artimus žmonės, apie darbdavius ir žodžiu, apie viską galim turėti nuomonę. Ir geriausias dalykas tai yra tas, kad mes ją galim pakeisti ir nebijoti, kad mūsų nuomonė buvo galbūt neteisinga. Ir netgi vėlgi iš tiesų net neteisinga. Tiesiog ji buvo tokia, kokia buvo. Nes čia dar vienas toks yra momentas įdomus, kurį aš irgi šiandien dar noriu paminėti, apie dualumą. Vieni sako, dualumo nėra, kiti sako, kad yra gėris ir blogis. Kiti sako, dualumo nėra, gėris ir blogis tai vienas ir tas pats. Tai iš tiesų, kaip aš tai matau ir suprantu, tai yra visiškai tiesiog pasirinkimo dalykas. Mumise yra visi aspektai įmanomi, kokie gali būti. Mes galim būti silpni, stiprus, geri, mes galim bijoti, galim nebijoti, galim, mylėti, galim nemylėti. Viską mes galim. Tai va tas dualumas ir yra.
tu darai arba taip, arba taip. Tai svarbiausias dalykas yra, ką mes pasirinksim, kokį aspektą mes pasirinksim. Ir jeigu mes kažkada buvom pasirinkę aspektą bijoti, būti paliktiem, bijoti, nežinau, likti be draugų, be darbo, be sveikatos, žodžiu, pasirinkom bijoti. Tai mes dabar galim pasirinkti nebijoti. Ir taip su visais aspektais. Arba ten save mylėti arba savęs nemylėti. Arba galvoti, kad aš pirmą turiu mylėti visus kitus ir visiems kitiems padėti, o tada jau jie mane visi mylės. Arba iš vis galim negalvoti apie meilę savo. Žodžiu, čia yra visiškai aspektų pasirinkimas ir tas dualumas, negali sakyti, kad jis yra, nei jo nėra, tiesiog mes žmonės galim rinktis. Ir apie ką aš per čia. Kad jeigu mes pasirinkam, iš tiesų, mes irgi turim, kaip sakyt, galimybę irgi mokytis pasirinkti. Ir tam pasirinkimų keli, netgi galbūt ir pradedant einant į tą naują žaidimą, galbūt ir kai kurie pasirinkimai irgi nebus galutiniai. Galbūt jie bus laikini tam, kad jūs atrastumėt kitą pasirinkimą, kuris padarys jūs dar laimingesniu ir jūs suprasit ir suvoksit kažkokius naujus dalykus, kuriuos darydami žingsnius, ieškodami naujų dalykų, ieškodami naujos informacijos, jūs galit tą žaidimą pradėti žaisti savo gyvenimą keičiantį žaidimą. O kad pokyčiai reikalingi visiems ir visada, tai didesni ar mažesni, tai irgi kaip ir labai natūralus dalykas, o tuo labiau, kad mes dabar gyvenam tokiu ypatingu laiku iš tiesų, kas nors kiek truputėlį domitės tais dalykais, tai net ir toj materialioj plotmėj, juk ir Žemė daro įvairius dalykus, ir Saulė daro įvairius dalykus, dėl kurių žmonės jaučiasi vienaip ar kitaip, nes ir Žemė taip pat mus žadina ir kviečia pabusti. Todėl sekantį grošą galbūt parašyti apie sielos evoliuciją ir kas tai yra. Ir tai yra iš tiesų nuostabus dalykas. Taigi pradėkit žaisti naują žaidimą, gyvenimą keičiantį žaidimą. Ieškokit būdų, ieškokit iš tiesų klausimų, o ieškokit savyje klausimų, o paskui galbūt ir atsakymų. Ir galbūt tie atsakymai pasikeis po kažkiek laiko. Ir žodžiu, taip judėsit į priekį. Ir šiandien iš tiesų viskas tiesiog. Matyt, ką aš norėjau jums pasakyti. Žodžiu, buvo smagu susitikti. Iki sekančius.